Tai prieš mane stovi pirmasis choras Rybės purpurėm ir jo choro vadovė arčiausiai manęs, tad noriu ir pradėti nuo klausimo Violetai, kaip kilo mintis suburti savo mokinius, jau užaugusius, pražydusius, išleistus į gyvenimą į chorą. O Dieve, žinokit, kokia čia ilga istorija. Ilga istorija trumpai. Ilga istorija trumpai. Žodžiu, mes esame ne tik aš mokytoja ir mano mokiniai, bet esmė tame, kad mes ne Vilniečiai. Mes visi atvažiavom iš Naujosios Akmenės ir, žodžiu, ir aš atsikrausčiau į Vilnių. Ir kadangi labai ilgėjausi savo vaikų, buvusios mokyklos, ir tada nusprendėme, kad reikia susiburti ir tas, kad ryšys nenutrūktų ir tęstųsi. Ir aš jau labai ilgėjausi ir jie visi sutiko ir taip gimė mūsų choras Rybės purpurėjum, nes jis reiškia išvertus violetiniai serbentai. O kadangi mano yra vardas Violeta ir Serbintienė pavardė, nes vaikai labai norėjo, sako, mes mokytojai, jeigu ne jūs, čia nebūtų to choro, ir sako, reikia vienu žodžiu, kad čia taip toks būtų tas pavadinimas, aš nesutikau, bet čia yra Gvidukas, yra mano biologas, čia yra veterinarė, jie moka labai gerai lotyniškai ir pasiūlė, sakau, gerai. Bet, žodžiu, va taip ir įsikūrė mūsų ir mes jau 3 metai kaip dainuojame ir labai džiaugiamės, kad šiandien esame čia. Ir ta draugystė mūsų tęsiasi ir tas mūsų choras tai nėra dėl padainavimo, todėl, kad mes norime būti kartu ir mus vienyje daina, todėl ir esame kartu. Labai ačiū už šitą atsakymą, šitą pulkutį gražiai perduodu kitam nariui choro. Ką jums reiškia dainavimas? Dainuoju nuo 6 metų. O pas Violetą dainuoju nuo 8 klasės, nuo 15 metų, kai tik atėjau į Ramučių gimnaziją, kur ir susipažinom, tai iškart nuo pirmos dienos visose projektuose, nes tų projektų tikrai labai daug. Buvo mokyklos prezidentė. Labai svarbus faktas. Tai nuo pat pradžių visose projektuose ir esu. Tai labai ilgėjaus dainavimo, tai kaip pakvietė, tai žinokit, net sekundės nesudvėjojau. Sakau, žinojau, kad bus taip gerai, sakau, net jeigu būtume atsakę, Valdute, žiūrėk, susirinkim pažiūrėti vieną tašką, pasėdėti ir pažiūrėti vieną tašką, o aš sakus, gerai, amen. Gerai, ačiū. Pulkutį perduodu kitam Gvidui. Ačiū. Gvidai, kokią muziką jūs labiausiai mėgstate dainuoti? Dainuoti labai įvairią. Iš tikrųjų, tai dėl to labai faina, kad mūsų ansamblis būtent tą įvairią muziką dainuoja. Ir popsą tokią mėgstam, ir klasikinių, ir čia naują mokėmės tokią dainą, įdomią labai, tai įvairi muzika patinka. Jeigu reikėtų pasirinkti mėgstamiausiai šiandien nuskambėsiančių kūrinių, kuris jis būtų? Tai būtų Ubi Karitas, čia mūsų šeimos mėgstamiausia. Tai gal ne tai, kad visos šeimos, bet mano ir mažylė, tai mes prieš miegą ją klausomės. Aš iš pradžių pati dainuodavau, buvo sopranas, biški nuobodu, vakare nelabai patempiu, tai kad čia cypausi lovai, aš paleidau jam iš YouTube'o, kad jis išgirstų visą harmoniją. Ir dabar Ulikalis yra pati kiečiausia daina. Gerai, ačiū. Jeigu ne muzika, tai kokia dar veikla galėtų, o gal ir vienyje visą jūsų kolektyvą? Šiaip pirma mintis tai labai kvaila. Mes iš tikrųjų labai visi turim gerą humoro jausmą ir mes visi laiką... Stand-upus darytumėt? Darytumėm turbūt stand-upus, nes mes visai, kad mūsų pusė repeticijos yra rimtas darbas, pusė repeticijos yra tiesiog visokie juokai, bajeriukai ir jaučiu, kad mes tikrai rastumėm kažkokią kitą veiklą ir vis tiek kartu būtumėm. Tai manau, kad ir tas juokas, gera atmosfera mus vienyje. O juokas yra gyvenimo variklis, kaip ir muzika. Taip, ačiū labai. Labai šauni yra vedančioji. Šito vis tiek nedėsiu. Ir žiauriai malonu visą laiką susitikti. Ačiū. Ir dar Marijai noriu irgi padėkoti, kad yra tokia galimybė už tokią organizaciją puikią. Ir tai, kas šiandien įvyks, tai yra tik tais viršūnėlė, o kiek darbo įdėjo, tai Marijai labai dėkojam. Viso kolektyvo vardu. Ačiū, Marija. Valio. Ačiū. Ir jo, Matėla.